Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama draugė su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Šiuo metu Lietuvoje vyksta lyg ir lūžis vaikų apsaugos srityje. Seime priimtas įstatymas draudžiantis bet kokį smurtą prieš vaikus. Kodėl jo reikėjo? Kokios tėvų klaidos auklėjant vaikus, kaip netapti vaikų šantažo auka? Apie tai šiandieninis mūsų pokalbis su vaikų psichiatru, psichoterapeutu Linu Slušniu. Labadiena. Labadiena. Tai pradžioje galbūt išsiaiškinkim, kas nutiko tėvams, kad jie pradėjo žudyti savo vaikus. Tenka pripažinti, kad auklėjimas rykštele ar diržu lietuvių vaikų auklėjimo tradicijos dalis nuo neatmenamų laikų. Ši tradicija perduodama iš kartos į kartą ir retas, kuris yra užaugęs, bet taip vadinamos daržinės kočiais. Bet kokių masinių smurto atvejų anksčiau lyg ir nebuvo. Kas atsitiko dabar? Kiek žinau, jūs pati užaugote be beržinės košės ir, kaip matot, kiek aš žinau, nelabai esate pasiilgusi jos. Tai manau, kad taip nėra. Iš tiesų, jeigu žiūrėti tą vaizdą taip istoriografiškai labai stipriai, aš kartais galvoju, kad mes esam ko gero šiandien mažiau pas mus yra smurto. Šiandien mes vis tik tai judame tą kryptim, kad tos galbūt pagarbos yra daugiau. Tik tai problema viena, kad ta pagarba mūsų yra daugiau grindžiama baimės tokia filosofija. Ką aš turiu galvoje? Aš turiu galvoje tai, kad kai mes kalbame apie smurtą ir jo mažėjimą, mes daugiau kaip ir pritarėm, kad, to neleidžia dabar įstatymas. Galbūt negerai mušti vaikus, bet ką daryti su tais niekšeliais mažais, kurie niekaip pas mus negali pritapti, kuriuos reikia auklėti ir amžinai jiems reikia parodyti jų vietą. Ir šitoje vietoje mes turime suprasti, kad mes turim prieiti iki to, kad nebebijom, o tiesiog tai yra mūsų kraujyje. Tiesiog tai mūsų gyvenimo dalis. Taip kaip nemažai mūsų yra išaugusių ir tuo sovietmečiu be jokio mušimo. Ne taip mažai. Taip, tokia tradicija kai kas palaikydavo. Taip, kai kam atrodė, kad mušimas yra vienas iš būdų auklėti rykštę, diržą, sietkutę ant kabliuko pakabinti, dar ten visokių būdavo metodų ir tokiu būdu tarsi baimę sėti vaikams. Jeigu tu padarysi, tai aš tau užvažiuosiu. Netgi būdavo, kada vaikas užauga nemušamas, bet jisai visą laiką su tuo dirželiu ant sienos, taip sakant, kaip koks vėzdas. Ar šiandien tėvai pradėjo žudyti vaikus? Vėlgi keliu klausimą, turbūt retorinis klausimas, jie nepradėjo šiandien, tai vyko beveik visą laiką, daugiau mažiau. Čia kaip ir su seksualinė prievarta, kai sako, kad šiandien jos yra daugiau, tai aš galiu drąsiai sakyti, kad tiesiog anksčiau mes jos nematydom ir nesugebėdom įrodyti, šiandien mes tą sugebam įrodyti ir pamatyti. Ir šiandien mažėja tolerancija smurtui ir mes už tai dažniau pamatom. Mums turbūt tie atvejai atskiri vaikų sferoje, kurie patiria labai didelės traumas, jie yra tiesiog labiau matomi. Aišku, traumatologai teigia, kad visgi tų atvejų sumušimų visokių, vaikų traumų dėl sumušimo artimoje aplinkoje yra šiek tiek daugiau. Ir yra padaugėjimas, bet dar įdomiau, kad galbūt ne tiek padaugėjimas, kiek pasunkėjo patys sumušimai. Jeigu anksčiau užteko dirželio, tai šiandien yra nuožmus mušimas iki praktiškai sąmonės netekimo. Bet čia yra viena iš tų dalių, kuri tikrai yra ženkliai pasikeitusi. Tai pagrindinį dalyką reikia atkreipti dėmesį, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdamas apie smurtą, kad vaikai žudo, visada žudė. Buvo sovietmečių taip pat netgi žurnalai, kurie prašinėdavo, kaip ten tuos vaikus ir nužudydavo ar dar ką nors padarydavo. Jų buvo, tik tai mažiau apie tai kalbėjau. Nes, žinot, sovietmečių mes ir savižudybių neturėjom, mes neturėjom daug, bet dėja visa tai buvo, tik tai niekas apie tai nekalbėjo.
Mūsų laikais mes irgi mokėmės tik tai nepriklausomybės laikais, atkurtos nepriklausomybės laikais atpažinti smurtą. Pamažu mes mokėmės suvokti, kada jau yra smurtas, ir mūsų tolerancija ilgą laiką, net ir, sakysim, žurnalistams, kurie patys užaugę su rykštele ant sienos ar ten pervažiuoti truputėlį, net ir žurnalistai tą toleravo pakankamai kaip, auklėjimą, reikia tą pripažinti, kad tai yra norma ir tai nebuvo tema. Šiandien tai yra žiniasklaidos tema. Šiandien tai yra darbas, kurį daro milžinišką gerą darbą žiniasklaida viešindama. Daro puikų darbą tas situacijas pateikdama kaip faktą. Ir tiesą sakant, dėl to kartais susidaro iliuzija, kad to smurto ėmė stipriai daugėti. Bet taip nėra. Iš principo, tai tiesiog informacijos srauto padidėjimas ir atkreipimas dėmesio. Ir mes, manau, šiandien su šito informacijos dėmesio ir informacijos srautų dėmesio atkreipimu kažkodėl gal tikiuosi, viliuosi, kad mes keičiame kartą ir mes vieną istorinį savo momentą paliksime už nugaros, tai yra smurtą. Aš galvoju, kad mes paliksim, nes atrodo, kad ateis metas, kada taps gėda didžiuotis, jog tu mušiai savo vaiką. Ateis metas, kada bus gėda netgi kalbėti apie tai, kad buvau muštas ir išaugau puikiu žmogumi. Ir kažkodėl jau viliuosi šį kartą, kad po šitų atvejų sistema pradės veikti nebaudžiamojo principo, pradės veikti pagalbos principų tiems, kurie nemoka kitaip auginti savo vaikų. O to irgi reikės. Visgi, man atrodo, čia mano pastebėjimas yra, kad ta jaunoji karta, vaikai agresyvėja. To, ko augant man nebuvo, nes šiokia tokia pas patį pačiausią vaiką, tą judriausią ir visokiausią, energingiausią, būdavo pagarba suaugusiam žmogui. Šiandien jos kaip ir retenybė yra, kad vaikas pagarbiai elgtųsi su suaugusiu, kai jam kažkas nepatinka, kad jisai patylėtų tuo met, kai vietoj to jisai pradeda šaukti, reikti, netgi ir kumščius paleidžia į darbą. Kas atsitiko, kodėl vaikai agresyvėja? Nuoširdžiai pasakysiu, nejaučiu nepagarbos iš vaikų. Nežinau. Gal ne toj aplinkoj sukatės? Nežinau, nejaučiu aš jos. Ką reiškia aplinkoj kokioj? Aš dirbu su vaikais, aš važinėju mokyklas, aš turbūt matau vaikų daugiau negu eilinis statistinis lietuvis, nes mano gyvenimas susijęs su vaikų reikalais, klausimais, paskaitom, mokymais, konsultacijom ir taip toliau. Vadinasi, ir aš galiu drąsiai sakyti, kad aš nejaučiu nepagarbos. Aš jaučiu didžiulę pagarbą savo asmeniui. Tai negaliu atsakyti tą klausimą, nes aš to nesu patyręs. Kai kas sako, jūs teigiate, kad vaikai agresyvėja. Aš manau, kad mes truputėlį painiojam kai kuriuos terminus. Vaikai laisvėja. Vaikai drąsesni pasakyti. Vaikai šiandien tikrai drąsesni reikšti savo poziciją, nuomonę ir apsiginti ir netgi gintis nuo tam tikrų nenorimų dalykų. Ir būtent tai, ką mes vadiname įžūlėjimu galbūt arba nepagarbiu elgesiu, tai yra tiesiog mūsų suaugusių, ko gero, atėjo metas suvokti, kad mes vieno dalyko nebemokam. Mes nemokam su jais susikalbėti. Ir ta drąsa mums atrodo įžūlumas. Yra, aš nesakau, kad visi vaikai moka elgtis, bet vaikai ir neturi mokėti. Vaikai auga ir mokosi. Jie auga ir mokosi to pagarbaus bendravimo, jie auga ir mokosi tų pagarbių santykių kūrimo. Jie visų socialinių emocinių kompetencijų, kaip savigarba, savimonė, jie mokosi iš mūsų. Tarpusavio santykių, jie mokosi iš mūsų. Bendruomeninio tokio gyvenimo bendruomenė, jie mokosi iš mūsų. Jeigu mes to nerodome pavyzdžio, suaugusieji, o mes iš tiesų esame karta, jeigu aš kalbėsiu apie save, mes esame karta, kuri išmokyta gyventi kaip vilkai, po vieną.
bandoj, bet po vieną. Kiekvienas atsakome už save, nes nelabai galėjom pasitikėti vieni kitais. Tokia mes buvom bendruomenė. Mes nebuvom bendruomenė, pavadinkime taip. Ir net buvo užkoduota mokykloje visą tai. Buvo gerieji mokiniai, buvo blogieji mokiniai. Buvo geroji mokyklos klasė, buvo blogoji mokyklos klasė. Buvo geros klasės, buvo blogos klasės. Ir tai būdavo koduojama netgi jau nuo pirmų, sakysim, žingsnių gyvenimo, kas šiandien nei viena civilizuota pasaulio šalis jau šito savo nebeleidžia. Jūs pabandykite pasakyti Suomiui, kad jų vaikai yra blogi. Jie nelabai supras, apie ką eina kalba. Suomis pasakys, tai jeigu vaikai blogi, tai mes kažką darom ne taip. Vaikai tikrai čia ne prie ko. Aš laikausi tokios pozicijos irgi, kad atsisukite ir pasižiūrėkite į save. Jeigu vaikas yra blogas, jeigu vaikai blogi, tai ką darom ne taip. Taip jie drąsūs, taip jie ateina, uždavinėja klausimus, taip jie šiandien nėra tie asmenys, kurie trenkus kumščių į stalą ir pasakius, kad žinote, tu turi gerbti vien todėl, kad aš esu daugiau patirties turiu ir esu suaugęs. Ne dėl to turi gerbti mane. Mane turi gerbti todėl, kad aš turiu įrodyti, kad aš vertas pagarbos. Ir jie šiandien to reikalauja. Jie reikalauja, kad įrodyk man, kad aš turiu tave gerbti. Tai yra sunku, nes tai jau reikalauja pastangų, reikia tam, kad mane gerbtumėt, aš turiu lygiai taip pat gerbti jūs, nes kitaip nieko nesigaus, nes tiesiog išsiskirtysim į skirtingas pusės be pagarbos vienas kitam ir galvodami, kad ir vienas ir kitas apie vieną kitą galvosim, kad esame mulkiai, gal neduosime į snukį, bet tiesiog mes taip galvosim. Tai vaikai iš tiesų kelia šitos reikalavimus, jie dar kartais net nemoka to kelti. Bet jie tą nujaučia, kad aš nebeturiu tam, aš turiu teisę sakyti savo nuomonę ir tai yra žavu. Mes iš tiesų turime tas teisės, mes turime tas galimybės. Toliau, kai kalbame apie tą agresyvėjimą visuomenės, aš manau, kad vėlgi drąsa nepainiotina su mūsų, sakysim, kažkokiu tai agresyvumu. Pasakyti savo poziciją, atstovėti savo poziciją, tai nėra agresija dar, o vaikai tai daro. Jie atstovi, jau moka atstovėti. Nes vienas yra dalykas. Jie dar moka naudotis ir technologijomis ir jie labai greitai įvaldo ir jeigu ten ką nors tu pro šalį sakai, tai jie labai greitai pasako, žinai, aš tą skaičiu aš mačiau. Tai vienam kanale, tai socialiniuose tinkluose ir tu turi labai greitai argumentuoti, orientuotis, kad net tas, ką tu matei, nebūtinai yra tiesa ir jeigu tu įrodysi, vaikai tą priima. Tai aš nesutinku, kad visuomenė agresyvėja. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pastebėti. Kartais sako, pas mus erdvės nesaugios, tai aš visuomet juokiuosi. Nesaugiausia yra gyventi namuose. Nes 90-80-90% maždaug smurto atveju, prievartos atveju įvyksta namuose artimoje aplinkoje. Tik 10% įvyksta viešoje erdvėje, gatvėje ir panašiai. Tai turiu netgi dažnai aš tą juokiuosi, kad sakau, jeigu jums yra nesaugu, išeikite į gatvę. Ten yra daug kartų saugiau. Vėlgi kalbant apie, paminėjo tokį dalyką, kaip vaikas turi teisę turėti savo nuomonę. Pastaraisiais metais tiek tėvai, tiek mokytojai labai dažnai sako apie tai, kad su nepriklausomybė atėjo teisės ir išėjo pareigos. Niekur jos neišėjo. Kai mes kalbam apie tą vaiko ugdymą, jeigu mes žiūrėsime į vaiko ugdymą, tai pirmiausia yra ne vaiko teisės, yra žmonių teisės. Ir jeigu mes žiūrėsime į žmogaus teisės, tai visuomet reikia turėti galvoje, kad aš turiu teisės kaip tėtis, tokias pat kaip mano vaikas. Tokias pat kaip bet kuris kitas vaikas. Mes abu turime pirmiausia teisės. Taip aš turiu pareigą jį užauginti. Bet aš turiu pareigą užauginti taip, kad jis turėtų pareigas ir gerai vykdytų savo pareigas galų gale pirmiausia. Savo vaikams, savo šeimai
ir jau žengiant toliau savo tėvynei. Čia yra mano pareiga. Jeigu aš šito nesugebu padaryti kaip tėtis, tai aš esu nusikaltėlis. Tada jaučiuosi blogai. Ir aš manau, kad čia apie pareigas aš nenoriu niekada kalbėti, nes pareigų vaikai mokosi iš mūsų pareigingumo, atsakingo sprendimų priėmimo. Jie mokosi iš suaugusių. Jie mokosi iš mūsų pavyzdžių, kaip mes tą patys darome. Jūs ką galvojate? Vaikas iš kažkur gali išmokti pareigos jausmo? Kaip gali išmokti vaikas pareigos jausmą kažkokį, jeigu tėvas kiekvieną dieną visiškai nejausdamas pagarbos savo žmonai, visiškai nejausdamas pagarbos savo artimajam, savo vaikams, geria ir kasdien pareina girti. Jeigu jisai nepagarbiai, visiškai nejausdamas pagarbos ir visiškai nejausdamas, kas tai yra, jis yra vyras ir jisai daužo namuose ten galbūt daiktus, galbūt savo žmoną. Iš kur tam vaikui išmokti pareigos jausmo? Jisai mato tą nepareigingą elgesį. Kai mes matome labai nepareigingus vaikus, grįžkime pas tėvus ir pažiūrėkime, kas ten dedasi. Ir jūs nustebsit. Daugeliu atveju bus nepareigingi tėvai arba nežinodami, kaip elgtis tam, kaip sakau, kartais yra pareigingi labai tėvai, gali būti labai pareigingi tėvai, bet jie yra pernelyg geri. Turiu galvoj, kad vaikas auga, jam labai daug leidžiama, nedrausminami vaikai. Tėvai tarsi, taip jie rūpinasi visko, bet jie yra nedrausminami. Tai yra vėlgi neauklėjami. Kas yra ribos? Kas yra tam tikri ženklai, ties kuriais reikėtų kažką tai padaryti arba ties kur sustoti. Ir jie to nedaro. Ir vieną dieną nustemba, kad jie, vaikas to nedaro, jis ir nedarys, nes jis tiesiog to dalyko neišmoko, jis to dalyko negirdėjo ir jam visada nebuvo jokių užkardomi jokie keliai. Jis neišmoko pareigos jausmo. Kieno problema? Suaugusio. Pareigos jausmo išugdymas tai yra įeina į vaiko teisę gauti tinkamą ugdymą. Čia yra suaugusių pareiga įdiegti pareigos jausmą. Jeigu mes neturime arba matome vaiką, kuris neturi pareigos jausmo, tai mes pažeidžiame vaiko teisės. Bet čia yra paradoksas, kurio kartais suaugusiems labai sunku suprasti. Ir ko gero todėl aš visą laiką sakau, kad aš negaliu kaltinti niekuo jau vaikų. Vaikai, aš negaliu dėl dviejų dalykų. Aš negaliu kaltinti vaikų dėl to, kad aš tikrai nesusiduriu. O antroji dalis, aš visą laiką pagalvoju, kai aš pasensiu, jiegi bus jau dideli. Ir jeigu aš kaltinsiu, tai jie jausis blogai. Ir jie galvos, kad aš tas, kuris kaltinau juos. Ne, aš negaliu kaltinti. Užsiminėt apie drausminimą. Ir turbūt drausminimas automatiškai asocijuojasi su bausme. Taip, kai kam ne. Bet man ne. Kokios priemonės, kokios galimos priemonės, teisingos priemonės drausminti neklaužadas? Viskas prasideda nuo smulkmenų. Mes pradėkim ne nuo neklaužadų, bet nuo paprasčiausio kambario sutvarkymo, žaislų, sakysim, vaiko mažamečio reikia mokyti iš tiesų tvarkytis. Ir kol neįvyksta susitvarkymas, tol nepradedi kito darbo. Tai yra vienas veiksmas turi sekti kitą. Ir tu turi tą kartais daryti, jau jeigu, vienas kitas ten atleistas kartas, bet yra ribos, kur jau sakysim, negali, dabar jau stop. Ir tu turi priversti tą padaryti. Kas pas mus dažniausiai vyksta, ir jeigu jūs atkreiptumėte turbūt dėmesį, dažniausiai kur kyla problema, kad viena dalis, kad taip bandoma, susitvarkyk. Vaikas vaikšta, nusibosta, paima mamytė ir viskas tvarko. Nes nepavargo ten prašyti. Bet vaikas taip ir neišmoko.
Daugeliui dalykų reikia įdėti pastangų. Daug pastangų. Reikia labai daug netyčia kartų padaryti kai kuriuos dalykus, idant ateityje netyčia vaikui gautųsi. Tai čia yra nuolatinis tas procesas. Niekas nesako, kad tai lengva. Tai ką daryti tokiais atvejais, kai yra neklaužada? Kaip sakau vėlgi, ne visi pokalbiai irgi tinka ten kalbėtis. Kartais reikia labai aiškiai nekalbėtis, o pasakyti, kaip jaučiuosi, pasakyti, kaip ta situacija man atrodo ir ko aš noriu. Ir aiškiai atkreipdėmėsi, ar girdi, ar negirdi dar. Nes būna atveju, kada aš kalbuosi. Pradeda aiškintis vaikas, mama arba tėtis pasikalbėjo su savimi, bet vaikas nieko negirdėjo. Sako, aš negirdėjau. Nes užsiėmęs tuo metu visai kitais dalykais. Betgi aš tau sakiau. Bet aš tuo metu ten žiūrėjau kur nors kitur. Ir aš, ko čia dabar pyksti, jis nesupranta. Tai turim atkreipti dėmesį, labai aiškiai duoti signalą, kad kas yra toleruotina, kas ne. Ir dėl tų signalų laikytis. Bet vėlgi šioje vietoje suaugusiai taip pat turi laikytis tam tikrų taisyklių. Jeigu aš noriu, kad būtų tam tikra kažkur tai tvarka, arba kažkas tai būtų daroma, suaugusiai taip pat turi. Jeigu yra priimtos tam tikros taisyklės namuose, jie irgi jų turi laikytis. Jeigu mes sutarėm, kad kažko nedarom, tai nedarom visi. Nėra dalykų, kurie vaikams yra mažiau leidžiami negu suaugusiems. Nesutinku su šitą poziciją. Taip kartais, taip mes esame nusistatę. Nuo 18 metų mes turime alkoholio, sakysim. Tai jis iš esmės negali atsirasti ir aš negaliu niekaip pasakyti, kad tai yra toleruotina. Taip gali atsitikti, kad vaikas išgeria anksčiau. Gali. Nesakau, kad tai visiškai neįmanomas dalykas. Bet esminis yra dalykas vis tik tai. Ne, kad jis išgers, o kaip aš vėlgi reaguosiu. Pagarbiai tai, nepagarbiai. Ar aš... Ir klausimas vėl, kodėl jis tai padarė? Kodėl jis išgeria, kai mes žinom, kad nuo 18 metų. Tai tas klausimas, jeigu iškyla, tai mes turim savo pirmiausia atsakyti, gal aš kažką pirmiausia padariau. Dažniausiai suaugus yra problema, kad net ir drausminime, tai jie neaiškiname, o mes sakom, taip turi būti. Kodėl? O todėl, kad aš taip sumasčiau. Taip nebūtinai, o aš galvoju, kad gali būti kitaip. Jeigu tu sumastai, kad žaislas būtent tas, sakysim, kambario šitoje vietoje, vaikas galbūt galvoja kitaip, tada reikia aiškintis. Kodėl tu nori, kad tavo žaislai būtų šitoje vietoje, mes gal galim kažkaip išspręsti. Jeigu man nepatogu toje vietoje, tai ieškom kitos išeities, kad abiems būtų gerai. Visą laiką ieškojimai. Mes dažniausiai su vaikais konfliktuojam visgi toje vietoje, kur mes tingime įdėti pastangų, kur mes tingime investuoti laiko, aiškindamiesi. Yra daug paprasčiau. Aš pasakiau ir viskas. Aš tau pasakiau ir daugiau nėra ką diskutuoti. Aš taip užaugau klausydama mamos ir tu dabar augsi lygiai taip pat. Aš klausiau savo mamos, tu klausyk savo. Auga kita karta. Auga karta, kuri sako, tu klausėjai vienų dalykų, aš klausau kitų dalykų. Ir nebūtinai vaikai netgi tai sakydami sako, kad aš tavęs negerbiu. Jie kartais tiesiog sako, aš taip nenoriu. Klausimas, ko tu nori? Bet tai tikrai nereiškia, kad drausminimas yra negalimas, drausminti vaikus reikia. Ribas braižyti reikia, bet kokie dalykai yra išsprendžiami, jeigu yra pagarbus bendravimas. Išmokime gerbti vaiką, išmokime jį žiūrėti kaip į savo lygiavertį ir daugelis problemų išsispręs. Kodėl tą sakau? Sakau todėl, kad suaugusiai atkreipkime dėmesį, sueina į kolektyvus, sueina į kažkur tai, kad ten problemų nebūna. Ten nebūna nepareigingų žmonių, ten būna visko. Bet mes nemušam. Bet mes nesmurtaujam. Mes sėdam aiškinamės. Vienintelė bėda, kaip aš sakau,
žiūrint, kuo skiriasi nuo darbo, aš su vaiku negaliu atsisveikinti, kaip su netikusiu darbuotoju. Tai kartais net ir savo vaikams sakau, kas bebūtų, aš jūsų vis tiek atleisti negaliu. Bet sakau, darbe, aš noriu, kad jūs išmoktumėte ir ateityje, kai bus darbe kas nors problemos, jums nebūtų tų problemų. Bent jau niekas jų nematytų. Tai čia yra labai paprasti atrodo dalykai, bet jie yra labai kartu sudėtingai įgyvendinti suaugusiems. Ir drausminimas yra vėlgi susijęs su ta pačia pagarba ir parodymu, kad aš pykstu netgi ne ant tavęs kaip vaiko, tu man esi brangus, bet aš pykstu už tai, kad tu nesusitvarkai. Aš pykstu už tai, kad tu nedarai namų darbų. Aš tai labai myliu, bet tas namų darbų nedarimas mane tikrai jau sutina ir aš pykstu už tai. Aš labai noriu, kad tai pasikeistų. Tai galima kalbėti, nukreipiant net ne į vaiką, aš pykstu už tai, už ką jisai nedaro. Mes nukreipiam iš karto, tu esi niekalas, tu esi ten blogis ir taip sakant, mes pradedam žeminti žodžiu, mes pradedam niekinti ir ta situacija darosi visai komplikuota. Kalbate apie ribų braižymą, taisyklių įvedinėjimą. Pripažinkime, kad vaikai labai greitai pagauna tai, kad kaip gali pasinaudoti tą situaciją ir kreiptis šiandien dienai tam tikras institucijas tam, kad apskųsti savo tėvus. Taigi, kaip spręsti tuos dalykus, nes visai net nejuokinga, galbūt dabar vaikai yra išaukštinami ir vaikais reikia tikėti ir kaip tėvam reikės įrodyti, kad jie tikrai nesmurtauja prieš savo vaiką. Ne, aš manau, jau šitoje vietoje neperlenkim lazdos, tai aš kažkodėl nebijau, aš turiu ne vieną vaiką ir aš visai nebijau, kad pavyzdžiui kas nors atsitiks, o tai nereiškia, kad aš neužšaukiu, neužrėkiu ir kad aš nesusierzinu. Čia yra visuomet, aš netgi sakau, nu va dabar gali eiti ir skambinti. Nu, sakau, taip, aš dabar jau supykau ir užrėkiau ir dabar ir skambinu. Tai jie juokiasi. Bet iš tiesų, aš manau, kad mes kai kur tą baubą piešiam per daug didelį. Jeigu atkreipsime dėmesį, tai kai areštuoja šeimą, kuri, atsiprašau, bet užmuša vaiką, tai aš manau, mes sutiksim, kad tai buvo logiškas žingsnis. Kas man netinka, man turbūt labiau netinka tai, kad mes tą priimame, mes iš tiesų pavojų esam tame, kad mes neturim pagalbos tėvams sistemos. Kaip iš to išeiti, kad suklysti galima, bet ar mes mokam padėti jiems, kaip bendruomenė, kaip visuomenė, kiekvienoje. Ar mes paleidžiame pagalbos mašiną, mes paleidžiam bausmių mašiną, dabar paleidom ją, bet nepaleidžiam pagalbos mašinos. Tai, kad vaikai žinos, jog jie gali būti apginti, tai yra nuostabu. Paprasčiausiai aš pasakysiu, niekas neapgins vaiko, jeigu mes neturėsime galimybės jam sudaryti tų sąlygų. Vaikas yra mažiausiai apginamas personažas Lietuvoje. Jis neturi jokių teisių. Jis nebalsuoja. Jis negali pareikšti savo pozicijos konstitucinio kokio referendumo metu. Viską daro suaugę. Tai vienintelis įrankis, kurį jisai gali turėti, tai yra žinoti, kad jis bet kada gali gauti pagalbą. O tarnybos atsirinks. Ilgainiui jos viską atsirinks. O jeigu ta situacija tokia, kad tarnybos nemoka atskirti grūdų nuo pelų, tai mes tada kelkim klausimą, ar tose tarnybose pakankamai dirba profesionalai. O tam, kad dirbtų profesionalai, mes turime galvoti apie tam tikrą atlyginimo lygį, už kurį galima nupirkti tikrai gerus profesionalus ir kad apsimokėtų eiti, pavyzdžiui, dirbti mokytoju, apsimokėtų dirbti socialiniu darbuotoju ir į tą profesiją suktų žmonės, ne tik tai tie, kurie šiaip neranda vietos pasaulyje ir juos priima universitetai todėl, kad jiems, neatsirado kitur vietos, o dėl to, kad jie velniškai nori save paaukoti toje sferoje ir oriai gyventi. Nebūtinai ten kažką tai sukaupti pinigus, bet tiesiog oriai gyventi.
Ir kartais tokių žmonių yra nemažai, bet jie pasirenka kitas sferas dirbti tik tai todėl, kad čia yra susijęs su atlyginimais, aš turiu pripažinti šitą. Na ir pabaigai, koks būtų jūsų palinkėjimas mūsų krašto tėveliams, kaip jie turėtų auklėti, gyventi, augti su vaikais? Mano palinkėjimas labai paprastas. Jums nereikia ten daryti kažkokių stebuklingų meilės ritualų. Pradėkite nuo pagarbos. Ir pradėkite nuo pagarbos vienas kitam, suaugusiai kalbu. Pradėkite nuo pagarbos savo kolegai. Pradėkite nuo pagarbaus elgesio su savo bičiuliais. Pradėkite nuo pagarbaus santykio su savo priešais. Ir tokiu būdu ateisite iki pagarbaus santykio su vaiku. Vaikams tai reikia vieno – pagarbos. Ir pagarba yra pagrindinis turbūt žodis, kuris gali išspręsti visas mūsų problemas. Gerbkime vienas kitą. O vaikai tos pagarbos išmoks jau iš mūsų patys. Ačiū Jums. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. Na, o mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukime elektroniniu paštu. Noriu girdėti @gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje, internete adresu marijampolėsvsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.